Štai mes čia ir sveikinamės. Labas vakaras, visi, kas klausot, kas esate čia. Ir šį vakarą mes esam dviese su Lina. Gal kurie laukiat šitos transliacijos, pastebėjote, jog planas buvo truputėlį kitoks, buvo planas 3, bet Julius apsisprendė tokią ribą mums paskatinti su Lina dviese šią temą pristatyti. Tai ir esam šiandien dviese, tai esam psichologės, aš Jurgita Vainauskienė ir Lina Noreikienė. Ir taip pat esam ir mindfulness, atjautos mokytojos, todėl ir šią temą pristatydamos mes neatsisakysim irgi šios perspektyvos, ar ne, Lina, ir per atjautą, ar per tą sąmoningumą, kas labai turbūt svarbu ribose. Tai labas vakaras visiems ir ačiū tau, Jurgita, už tokį pristatymą. Ir turbūt pradėsim, ne, laikas. Taip. Ir pradėkim, mūsų laikas irgi ribotas, ne, kalbant apie ribas, ir turim tą valandą paskyrę, mes paskyrėm su Lina ir ačiū, kas taip pat paskyrėt kartu su mumis. Jeigu turit kažkokių tai klausimų, lauksim, atreaguosime. Ir ribos, ne, Lina, tokią temą apsprendėm, ribos. Taip. Ir galim irgi įvairių apibrėžimų rasti, bet man patiko vienas iš tokių apibrėžimų paprastų, ypač apie ribas santykiuose, ne, tai ribos yra tai, kur esu aš ir prasideda kitas, kur prasideda tu. Lina, kur tu prasideda, kur klausytojai prasideda, ne? Tai čia apie tokias gyvenimiškas santykių ribas, bet kažkaip šitą mūsų diskusiją, pokalbį norėtųsi pakviesti, pradėti nuo tokio stabtelėjimo ir įsisąmonint, pagalvoti, kas man, ne, yra tos ribos mano gyvenime. Su kuo mes susiduriam, kaip jos reiškės mano gyvenime. Na, taip galim taip stabdyti ir peleisti per save. Man iš tikrųjų taip stabtelius ateina toks vaizdinys gyvenimiškas, ne iš santykių ribų, o tiesiog iš fizinių ribų. Tai yra apie intensyvų eismą. Ne? Jeigu mes galim įsivaizduoti, kad stovime šalia labai intensyvios gatvės, ne, kur greitai važiuoja automobiliai, bet mes stovime ant šaligatvio. Tai tai esame saugus, bet galbūt trūksta tik tai žingsnio, ne, mums nulipti nuo to šaligatvio, jeigu žengtumėm į tą intensyvų eismą, tai tikėtina mums net mirtimi grėstų. Ne? Tai dabar Lina galvoja, ar santykiuose irgi taip grėsmingai būna, turbūt būna visai. Ne, bet kartais ta riba yra labai, labai svarbi ir kaip ir šitą mano pavyzdį ir taip pat ir žmonės, mūsų grupių mokymas ir klausim, kas jiems tos ribos, tai dažnai irgi paminė saugumą. Ne, visų pirma, kad tai yra tiesiog apie saugumą. Vis kartais jų galim mėgti, nemėgti, ne, bet ribos mums padeda išlikti saugiem, tai lygiai tas pats ir santykiuose, tiek darbiniuose ar asmeniniuose, ar ne. Tai tiesiog atleidžia tiek, galbūt ir nuo išorinių kažkokių tai grėsmių apsisaugoti, jeigu įmant tame, pavyzdžiui, poros santykius, apie ištikimybę, sakykime, ne, kur čia yra ta riba, ar ne, ar kaip mes bendraujame galbūt su kitais, ar ne. Tai man leidžia jaustis saugiu, taip pat ribos leidžia jausti tokį patirti, ne, aiškumą, ne, kad yra aišku, pavyzdžiui, mūsų santykiai yra tokie ir tokie, ar tai darbiniai, ar asmeniniai, ar ne, ir galbūt tai gali padėti ir kažkokių tai nuoskaudų sumažinti santykiuose, nesusipratimų, nesusikalbėjimų. Ir aišku, tos tokios saugios, sveikos ribos prisideda prie mūsų pagarbių, tvirtų santykių formavimuose, ar ne, kai aš galiu saugiai išsakyti savo poreikius, ar ne, ir atliepti kito poreikius, ar ne, tai mums padeda tokį gražų irgi santykį kurtis. O dar paprašiau, Lina, ir besiklausantis kažkaip nori tokią bendrą diskusiją vesti, galvoju, kad ribos labai yra apie rūpinimąsi savimi. Ypatingas dalykas, tas saugumas ir rūpinimasis, ką tu sakai. Taip, ačiū, Lina, kad pritarėme, nes jau brėžiu ribą, tai aišku, minim irgi tą sveiką ar adekvačią, čia įvairių tokių pavadinimų galim rasti. Tai rūpinu savim, ne, kad kai sakau stop, ne, ir galiu rinktis, jaustis įgalintas. Tai čia tokius, ar ne, aptariam privalumus, ką gali duoti ribos, lygiai taip pat galim pagalvoti, kaip būtų be ribų.
nežinau, Lina, ar teko tau mąstyti, kaip būtų be ribų? Turbūt būtų labai nesaugu, ką tu sakai, nesaugu, nesirūpinti savim ir pražūtinga. Ta prasme, kad labai žalinga turbūt be ribų būti. Aš nežinau, kaip tau atrodo, Jurgita, bet man pavojingai skamba. Ir ačiū už tokius terminus parinktus, ar ne, kurie tą pavojingumą grindžia, kad net žalinga, pražūtinga, ar ne? Bet jeigu imti tokį švelnesnį atspalvį, galim irgi, vis kažkaip nors taip per tokius kvietimus, kad mes per savo patirtį, jeigu atsimintumėm kažkokius santykius, kur jaustumėmės, kad gal iš mano pusės riba nebuvo labai tvirta, ne? Tai gal ir nepražuvom, jeigu esam čia tarnose santykiuose, bet galbūt jautėmės neramiai, nesaugiai, galbūt apleidom savo poreikius tiesiog, ne, va tai kas man svarbu ir mano galbūt kažkokie lūkesčiai, ar ne, jie liko tiesiog, neatliepti ir aišku, buvo dar toks gilesnis lygmuo, tai gal ir toks depresiškumas, ne, gali būti, kad, kai jau mano poreikiai visai yra nebesvarbus, ar ne, tas norumas tokį pereiti. Tai va, tai kažkaip man atrodo, kad, nežinau, Lina, kiek čia mums taip žaismingai pavyko tą ribų naudą argumentuoti, bet turbūt kiekvienas galim sutikti, kad jos yra svarbios, nors taip, aišku, jų yra sunku laikytis tų ribų. Ir jeigu vėl paklaustumėm, čia kažkaip aš nusiteikus daug klausinėti. Ir tavęs, Lina, ir vieni kitų. Gerai. Aha, tai va, jeigu mes tas paklaustumėm mane, tai va, o kodėl sunku tų ribų laikytis? Ne? Ir čia kas dažnai gali va, toks iškilti, tai va, apie tokį apleistumą, atmetimą, ne? Kad tai aš bijau, jeigu atbrė baimę kažkokią, ne? Tai va, gal būsiu atmesta ar atmestas, nepriimta. Priimtas. Tai va, tai... Ir gali žmonės, jeigu kas va taip klausosi, parašyti galbūt va tai, ką klausi tu va čiate, pasidalinti, kas jiem ribos, ne, kaip jaustųsi gal be ribų, arba ką patiria, nes tai labai įdomu. Kaip Jurgita labai minėjai apie dalyvius, kai dalinasi, tai įdomu, va klausantieji, o jie gali pasidalinti irgi apie ribas. Taip, aš kažkaip taip pat mėgstu per tokį ryšį bendrauti, nors dabar matau tik tave, Lina, bet suprantu, kad mato mus ir kiti, tai kažkaip nors ir tą atgalinį ryšį. Tai va, tai dar toks aspektas, va, Lina, tu irgi, netrukus dar pristatysi kitų kampų apie ribas, bet aš taip irgi noriu truputėlį paminėti, kokios jos būna iš tikrųjų jų santykiuose, bet tose pačiuose santykiuose, visų pirma, tai yra, pavyzdžiui, fizinės ribos. Ne? Tai va, yra, kiek yra va, mano erdvė, ar aš galiu arčiau ar toliau būti vienas kito, tai vat vėl, kaip ir mūsų pavadinimas šiandien apima ir asmeninės ir darbinės ribas, tai jau tiek ten yra svarbu, ar ne? Darbe vėl, kaip ar aš komunikuoju su kitais, ar ne? Ar kasdien yra atviras mano ribos ten vat su klientais, su kolegom galbūt, dirba bendram kabinete, ar šis kažkokioj patalpoje, ar ne? Ar kaip tik mano ribos yra tokios glaudžios ir aš turiu savo tokią erdvę ramiai darbuotis. Ne? Lygiai taip pat apie poras. Ne? Poroje vėlgi turbūt tenka susidurti ir matyti įvairių patirčių, tarkim, ar ne, miegojimas. Vat apsprendžia žmonės atskiruose kambariuose. Ne? Vat, noris tiek turėti platesnės tas ribas. O yra, nežinau, Galina, ir tu žinai tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, užmigti negali, jeigu neguli šaukštelio pozą ir nesu savaitę. Ir kad tai labai naudinga, Jurgita, iš tikrųjų, kad vertina ryšį. Taip. Nereikia ribos kažkokios didelės. Taip, išsiskiria hormonai, jo, apie priraišumą. Taip pat tas priraišumas ir ribos, taip irgi tokios glaudžios temos, lyg ir atrodo skirtingai skambančios, bet kartu ir susijusios. Tai va, tai dar tos fizinės ribos gal kur dar, ne, pavyzdžiui, kažkam viešam transporte, ne, kartais mes negalim pasirinkti, gerai su partneriu ten gal galim, bet pavyzdžiui, būna situacijų, kur negalim, ne, viešam transporte stovi žmonės, ar tai vienas kitą ir kvėpuoja į pažastį. Tai va, aišku, emocinės yra, ne, kaip aš priimu kitų reiškiamas emocijas, kaip aš reaguoju, ne, pavyzdžiui, kritiką, ne, ar ta kritika, dabar mes kažkaip su Lina pamėgom tą perspektyvą, ar tai tikslas yra, ar fonas, ar ne, pavyzdžiui, kito kritika, tai va, kaip aš reaguoju emociškai, tai priimu kaip tokį pagrindinį objektą, ne, ar tai tik fonas, pabambės, ar ne, ir visa kita. Tai va, matau, jų ir klausimai kamba, labai kažkaip smagu.
Tai šitą aspektą pabaigus taptelsim prie jų. Na ir dar kitas momentas, pavyzdžiui, yra laiko ribos irgi santykiuose, kiek mes apsisprendžiam, kiek darbe praleisti, kiek asmeniniam ryšyje. Čia irgi galima matyti labai įvairių pasirinkimų, ar ne, kur žmonės galbūt net ir mėnesiais ten, gal ir metais nemato vieni kitų, kitiem ten svarbu kasdieną susimatyti. Finansinės ribos santykiuose irgi yra svarbios. Ir čia kažkaip prisimenu tokį pavyzdį. Kaip sakė, Lina? Šypsausi aš jau. Aha, jau šypsais, tai bus jo toksai linksmas, ne veltui šypsais, Lina. Tai tas pavyzdys yra iš vestuvių ceremonijos mano su vyru, kaip kunigas padėjo mums išspręsti, jau kuriant naują šeimą formaliai, finansinių ribų klausimą. Dar mes jo nežinojom, bet jis toks labai taip sužaismetas kunigas, kuris vedė ceremoniją. Ten turėjo rašiklį, ir sakė, tai dar jau pasirašys, sako, kuris dabar pirmiau ateis. Tai ir po to tik tai atskleidė, kad tas, kuris ateina pirmiau, tai jis bus šeimoje atsakingas už finansus. Tai istorija nutyli, kuris atėjo pasirašyti pirmesnis. Tai galima taip aišku su žaisme, pasižiūrėti. Tai apie jų svarbą reikšmę ir tą tokį pobūdį ir jų norą, nenorą. Dar apie nenorą tokį irgi atsimenu momentą, kodėl jos yra svarbios, tai net tu Lina irgi šiek tiek plačiau apie vaikus kalbėsi, jeigu spėsim, mes laik daug tokių aspektų esame pašiusios. Tai tarkim, ar ne iš paauglių, buvo atlikta apklausa, kokie yra paauglių poreikiai iš tėvų. Ir atrodo, jiem irgi norisi laisvės ir kaip tik, kad turi būti, nebūtų. Bet tas, kad labai nustebino, ir man įsiminė kažkaip iki šiol, nors aš jau 10 metų praėjau nuo to, tai kad paaugliam vis tiek yra poreikis tų ribų, nes ką daugiau tada, ką laužysi, ką perženginėsi, jeigu nėra jų, jeigu jų nėra nubrėžta. Tai tai net ir paaugliai supranta, kad kaip svarbu, kad tos ribos būtų. Tai Lina, nežinau, ar turi ką pridėti, jeigu ne, galim žvilgterti, nežinau, dabar sykį ar pabaigoje prie klausimų. Man atrodo, tą klausimą čia ir dabar toks labai, įdomus klausimas, liečiantis mūsų abi, kokiu jums pačiai asmeniškai sunkiausia ribų laikytis. Tai galim pagalvoti, pastebėti, aš tai jau žinau iš karto atsakymą. Jeigu drąsu ir norisi, gali pasidalyti. Aš galvoju, toks asmeniškas klausimas, bet čia nėra ko slėpti, iš tikrųjų visi žino tą, kad man kartais sunku tas ribas darbe, kad aš kartais peržengiu savo laisvą laiką darbiniais dalykais, tai čia yra nelengva. Tokį pusiausvyrą išlaikyti, nežinau kaip tau, Jurgita, tas toks momentas ribų, kada jau ir poilsis, ir darbas, tai čia man turbūt sunkiausia yra tą tokią ribą atskirti. Čia galbūt ir su vertybėm susiję tam tikri dalykai. Taip, jo, labai galiu abiem aspektais tau pritarti. Dėl šito asmeninio iššūkio, kartais tikrai, tai gal taip ir nutinka, kad kai dirbam, turbūt ir to rašana mėgstama tą darbą, tai atrodo, tos ribos taip lengviau ir persipina, tokia pagunda. Tai tikrai taip, ar ne, kai mes su tam tikrai nemažai ir to laisvalaikio skiriame darbiniams klausimams ir jau susirašom, kuris gal jau ar ne tos ribos tokios peržengiamos, ne laisvalaikis, o mes kažkokius darbinius aptarinėjom. Tai vienas momentas apie vertybės, tai taip, tai irgi svarbu, dar, man atrodo, mes šiandien paliesime jas. Ir kadangi Lina pristačiau, kad mes esame su tavim atjautos mokytojas, vis juokavom, kad atjautą galim daug kur pritaikyti, tai vienareikšmiškai, Lina turbūt pritarsi, kad ir ribų brėžime. Taip, iš tikrųjų. Atjautą galima drąsiai pritaikyti ir labai galbūt mes, nesusimastom, taip, kad čia labai labai svarbus aspektas atjautos yra, nes kaip Jurgita paminėsiu, jau daug kartų mes minėjomės, kad atjauta yra
būti jautriam tam savo kentėjimui ir kitų kentėjimui ir skausmui ir pasirūpinti savim, užkertant kelią tam skausmui ir kentėjimui ir diskomfortui. Tai čia išsiryškina dvi tokios medalio pusės, atjautos, tos tokios švelnios atjautos, kad būti jautriam ir įnirtingos. Ir atrodo, kaip čia sėtųsi su tom ribom, kas dabar užkirsti kančiom tą kelią ir panašiai, o labai iš tikrųjų siejasi. Ir žmonės kartais dar vienas aspektas turi tokį klaidingą įsitikinimą, kad jeigu jau atjausiu kažką, tai jau tapsiu labai silpnas kažkoks, kaip tavo Jurgita mėgstamas tas utiutiū, ten visiškai viską jau darysiu, tik tais, kad tik atjausti, turbūt dėja ne. Iš tikrųjų, ta tikra įnirtinga atjauta ir tiek švelni atjauta ta pusė padeda priimti sunkius sprendimus, nustatyti ribas, pasipriešinti galimai skriaudai tariamai ir imtis veiksmų. Ir po to save paguosti, atliepti galbūt tuos jausmus.